Labas vakaras. Labas vakaras visiems energiją trykštantiems, gerą lietuviško rokenrolo skonį jaučiantiems ir nepagalėjusiems nei pinigų, nei savo šeštadienio vakaro išgirsti to, ko Utenos senai negirdėjo. Pradėsime tikros muzikos vakarą. Šiandien turime ne vieną atlikėją ir netgi ne vieną grupę, kuri jūs džiugins. Džiugu matyti pilną salę, didžiąją dalimi turbūt uteniškių, bei džiugu, jeigu yra miesto svečių. O dabar norėčiau pristatyti jums tuos, kas pradės mūsų vakarą. Tai visų pirma, šio vakaro vedėjas, kuratorius ir, nedrįšiu sakyti, kad Jėzus, bet tas, kuris čia stovės po šitą lempą pagrindinę ir šnekės nesąmonės, esu aš, Rapolas, labai malonu. Dabar scenoje išvysite vieną iš geriausių, jei bene geriausią Utenos jaunimo grupių. Grupių, kuri ne vieną kartą pelnė įvairius apdovanojimus įvairiuose konkursuose, kurių net nevardinsiu, nes pats visiškai jų neatsimenu, bet jie žinau, kad labai kietys. Tikrai labai krūti konkursai. Taigi dabar audringais aplodismentais jūs kviečiu pasiteikti scenoje Utenos būsimas intervalas, Utenos jaunieji, Spektras!
nuostabų koncertą mums. Esame grupė Spektras ir šiandieną sveikiname savo vadovo Rimanto Sinicos grupę Intervalą su jų 20-mečiu. Linkime jiems gyvuoti dar daug metų, taip pat patirti daug gražių, džiaugsmingų, įvairių akimirkų ir dideliausios sėkmės kūryboje. Taigi dar pagrosime 2 daineles ir išleisime sceną jiems bei poliarizuotiems tikrams. Šiandien vakare kieno tu pusė, kieno tu pusė, kieno tu pusė, kieno tu pusė. Širdies ir geriau negu mane. Tadai reikia tiesos ir tik žodžių saldžių. Aš vis atsidavęs, nes ir pats tai girdžiu. Kieno tu pusė, kieno tu Ačiū labai. Ačiū. Dar paskutinė daina. Maestro Vytauto Kernagio. Kojas spaudžia gazą. Sunkvežimių rieda Jonas, sunkvežimių rieda Jonas.
dar kartą garso aplodismentai Spektrui. Vis dėlto 20 metų. Nei daug, nei mažai. Nu, šiaip tai nemažai, jeigu tai bendrai paėmus. Bet ką galima nuveikti per 20 metų? Liaudies išmintis byloja, kad galima pasistatyti namą, galima sukurti šeimą. Nu, pas mus populiaru dažniausiai dar ir ne vieną, nes vieną atsibosta. Porą šeimų linksmiau turėti tiesiog. Bet bendrai paėmus galima labai daug ką nuveikti. Galima pasimti paskolą, galima ją grąžinti, galima užaugti, pavyzdžiui, man yra beveik 20 metų. Nu, Sabonio gal trūksta 3-4 cm, bet realiai tai krepšininkas būsimas, turbūt kitam gyvenime laisvai. Ir galima atiduoti save kitiem, darant tai, kas tau patinka. Galima daryti tai, kas širdžiai miela, neprašant nieko atgal, tiesiog sulaukiant tų šypsenų, tų plojimų, tos geros energijos ir nuotaikos atgal. Ir vieni žmonės tai daro 20 metų. Kas paėmus tai, jog tu atiduodi visą save, tu galbūt to net ir nebeprivalai daryti, bet tu darai tai dėl to, nes tu nori, nes publika nori, nes tai uždega. Ir visi, kas stovi ant scenos, žino, jog scenoje nėra senas, jaunas, žilas, nežilas, dažytas, nedažytas. Nu, ta prasme, internete yra žiniasklaidoje, bet scenoje, kuomet tu stovi, to dalyko nėra. Scenoje yra arba labai ryški ugnis, kuri dega, arba scenoje ugnies nebėra. Ir aš manau, kad mes šį vakar išvysim, kad tie 20 metų nublanks taip greitai ir atrodo dar 20, dar 40, dar kad tik tai duotų kas nors, kad tik tai susirinktumėm visi jų paklausyti. Ir aš dabar turiu klausimą jums. Ar jūs jau esate pasiruošę, šiek tiek apšilę, ar apšilus publika? Nu, man atrodo, šildymo nepajungia. Ar apšilus publika esate? Dabar aš padarysiu magijos triuką, dabar visi užsimerkit. Visi užsimerkit, nieks nežiūrės. Paklausom, intervalas apšilęs. Sakė apšilęs, jau labai jūsų pasilgęs, labai laukia, noriu pamatyti ir noriu jums sugroti visas savo geriausias ir ne tik savo. Tokių coverų, žinokit, padarė, patys nepatikės. Taigi dabar grupė, kuri dega 20 metų ir tikiuosi, kad degs dar 40. Žmonės, kurie tokia ryškia ugnimi uždega save ir tikiuosi uždegs jūs, nes tai puikiai moka padaryti. Jau 20 metų, kaip tada, taip ir dabar. Ponios ir ponai, atsistojam, scenoje intervalas! Ir diena, ir baigsis amžinas vanduo, matau ratus grįžtu namo, jau aš gyvenau. Sitting on the
dienos visiems. Visus norim pasveikinti su naujaisiais metais ir palinkėti jums palankių vėjų. Nežinai, kodėl šalikeliai sustoji, kodėl pavojai šūktelį palauk. Taksistas atsidūsta, užsideda kepurę, tavęs pasiteirauja, kur brolau. O burnoje ištirpsta žodis Kalifornija. Lyg būtų taip toli nuo Lietuvos. Juk Kalifornijoj merginos smagus ir lengvas vynas, o Kalifornijoj saulėtas dangus. Užnulytus senas kovas, kišenėj liekančias sagas, tu įkalbėk tave parvežt namo. Juk Kalifornijoj merginos smagus ir lengvas vynas, o Kalifornijoj saulėtas dangus. Staiga tau viskas šlykščiai atsibosta ir grįžt namo nebegauti prasmės. O radijas vis pažada rytojų, taksistas atsidūsta kur toliau. O burnoje ištirpsta žodis Kalifornija. Lyg būtum taip toli nuo Lietuvos. Juk Kalifornijoj merginos smagus ir lengvas vynas, o Kalifornijoj saulėtas dangus. Ačiū. Ačiū. Aš negaliu tylėt daugiau ir negaliu tylėt mažiau. Tu dar ne viską išgirdai, aš dar ne viską pasakiau.
vakaras visiems ir mūsų grupės kompozicija Ir vėl ruduo. Todėl keliau visai į kitą pusę.
gyvenu. Ačiū šiaip sau nemiga kas naktį. Naktum lynu įtemptu einu. Ir bijau pusiausvyros netekti. Nugarmė, bedugnė krūsteliu. Iš neišmatuojamos aukštybės. Tam laikausi mielą miegaliu. Spinduliu auksinio įsikibęs. Ačiū šiaip sau nemiga kas naktį. Naktum lynu įtemptu einu. Ir bijau pusiausvyros netekti. Aš jaučiuosi tartum ties riba. Pavargęs. Išlaikysiu ją kol kas arba. Viskas vieną kartą staigiai perdegs. Ir juodą nežinią kalbės. Lygiai tamsią naktį eitum vienas. Ištvertės. Eini paskui saulę kaip varnėnų. Į juodą nežinią kalbės. Lygiai tamsią naktį eitum vienas. Miela palinkėk man ištvertės. Paskui saulę kaip varnėnų. Eini paskui saulę kaip varnėnų. Eini paskui saulę kaip varnėnų. Ačiū Jums, ačiū. Ne, įgrokit, matau publiką dar ploja. Dar nesibaigia koncertas, dar palaukti, dar bus. Buvo Ryko vienas iš svarbiausių žmonių gyvenime, tai gražu, labai gražu. Dabar vis dėlto grojat daug metų ir dar planuojat groti daug metų, aš labai tikiuosi. 20 metų muzika, Audronė, kiek daug ar mažai? Nedaug. Tai dar 20 tikrai bus. Manau, kad daugiau dar. 40. 30. Kažkur ties 120 sustosim. Turbūt tai išneš iš salės. Čia gal kitokias mintis. Bet aš pats vis laik sakau, reikia apsirengti taip, kad jeigu ką pašarvuot greitai galėtų, tai aš visą laiką išlipsiu su viską.
Tarp kitko, va, būgnui. Algis, mes šiandien su juo stovėjom, laukia gryno oro kvėpavom. Sako, po 35 metų atsisėdau prie būgno. Įsivaizduok, žmogus 35 metus būgnus negrojo ir tada vieną dieną atsikėlė sako, o, vat pradėsiu būgnas. Vat pradėsiu dabar būgną. Nu, Algi, koks jausmas buvo sugrįžti būgnu prie tiek metų? Ypatingas. Tos lasdelės, Tikrai faina. lėkštės, Tikrai taip. o pedalas yra? Ne, dabar be pedalą. Be pedalo dabar? Rankam dabar mušumėjai. Jo, svarbiausia, kad būtų pedalai. Taigi matom, kad grupė gyvuoja ir gyvuoja puikiai. Taigi dabar jau įpusėjus jų repertuarui, bet dar galiu jūs užtikrinti, kad šiandien dar laukia mūsų visai daug geros muzikos. Norėčiau pristatyti kiekvieną iš jų ir pasakyti, ką kiekvienas iš jų daro, nes gal, kažkas nematė iš galo. Taigi, bosinė gitara bei pritaramieji vokalai. Audronė! Klavišiniai. Darius. Tenais už užuolaidos, dabar prašom ateit čia Agnė, taigi čia prašom. Vokalas Agnė. Taip pat grupės vadovas beveik jau Drakula, nes jeigu dar 120 metų grosus patys pagalvokit, kiek mokesčių reikės sumokėti už individualią veiklą. Rimantas Sinica. Solinė gitara bei aukštų natų meistras Gediminas. Ir būgnai, galiai ir visi pedalai, kiek tik tai yra. Algis. Nu dabar scenoje koncertams sesė, ponios ir ponai, dar vis tie patys, dar viso 120 metų tie patys. Idra! Snaigės leidos ant tavo plaukų, šerkšniais datminos klepai. Tu pasirodai laiku, nepavėlavai. Sena obelis prašyno vasario gale. Turbūt todėl, kad tu prisėdai šalia. Sena obelis prašyno vasario gale. Turbūt todėl, kad tu prisėdai šalia. Suskirto lūpos lyg vandens ištroškusios bučinių. Sušalo rankos pasiilgusios klamonių švelnių. O širdyje vėl karūno mano meilė žalia. Turbūt todėl, kad tu prisėdai šalia. O širdyje vėl karūno mano meilė žalia. Turbūt todėl, kad tu prisėdai šalia. Diena prabėgs ir dangų padavins pilnatis. Išeis pasaulį pasivaikščiot mėlyna naktis. Linksmai mirksėsiu jos delne šviesia vilties žvaigždele. Turbūt todėl, kad tu prisėdai šalia. Linksmai mirksėsiu jos delne šviesia vilties žvaigždele. Todėl, kad šiandien tu prisėdai šalia. Todėl, kad šiandien tu prisėdai šalia. Todėl, kad šiandien tu prisėdai šalia.
Važiuojam! Nesvarbu, kad vakar lijo ašarom. Nesvarbu, kad gali lyg rytoj. Aš šiandien myliu tave ir žinau, kad tu mane, o aplinkui tegu lieka nežinia. Prie ežerėlio, prie vandenėlio su mergina. Toli nuo visko, netoli miško, kur pasaka. Muzika groja, tyliai transliuoja radiją. Aš negaliu, kokia graži diena. Nesvarbu, kad vakar buvo pragaras. Nesvarbu, kad rojus tik rytoj. Aš šiandien myliu tave ir žinau, kad tu mane, o aplinkui tegu lieka nežinia. Visi kartu prie ežerėlio, prie vandenėlio su mergina. Toli nuo visko, netoli miško, kur pasaka. Muzika groja, tyliai transliuoja radiją. Aš negaliu, kokia graži diena. Nesvarbu, kad vakar buvo pragaras. Nesvarbu, kad rojus tik rytoj. Aš šiandien myliu tave ir žinau, kad tu mane, o aplinkui tegu lieka nežinia. Prie ežerėlio, prie vandenėlio su mergina. Toli nuo visko, netoli miško, kur pasaka. Muzika groja, tyliai transliuoja radiją. Aš negaliu, kokia graži diena. Prie ežerėlio, prie vandenėlio su mergina. Toli nuo visko, netoli miško, kur pasaka. Muzika groja, tyliai transliuoja radiją. Aš negaliu, kokia graži diena.
aš negaliu, kokia graži diena. Na, o dabar tais labai nuostabi daina Kelionė į pietus. Savais keliais aš privalėjau
privalėjau pasakyti, nesąžinė mane atleis. Tavo lūpom vaikščiojo rasa, tavo kūnas tai gilus vanduo. Aš nenorėjau likti užmaršti, bet negalėjau būti tau viskuo. Tavo lūpom vaikščiojo rasa, tavo akis kaip dangur mėnuo. Aš nenorėjau likti užmaršti, bet negalėjau būti tau viskuo. Būti tau viskuo. Ačiū. Ačiū. Ačiū Jums labai ir Jūsų laukia dar nuostabus vakaras, nes mes neatsisveikinam, o po mūsų koncertuos labai nuostabi grupė. Tikrai taip. O, tikrai taip. Kągi, pakvieskim, palaukit su užuolaidom, palaukit, dar nepraėjo visi. Ne, svarbiausia, kad viskas organizuota gerai būtų. Ne, iš tikrųjų taip. Čia taip turėjo būti. Čia tikrai taip turėjo būti. Čia matom. Taigi, Vitapalas! Žmonės. Dvidešimt metų visai dar nedaug, dar iki 40 apaugsim tikrai, 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 tikrai. Valiau! Ateina laikas, kuomet reikia padėkoti už darbus ir dabar eisim prie padėkų. Matom, kad žmonės jau eina, nu. Paplokim! Čia visas dėmes ant scenos yra. Publika esat nuostabūs. Tuoj ateis minutė, kreipsiuosi ir visus, kas norės tarti žodį, tik dar šiek tiek palaukit, bet tuoj, sekundėlę. Taigi visai netrukus perduosiu žodį visiems, kas nori padėkoti, bet prieš tai šitas yra niekur nesurežisuota, aš šitą pats labai nesenai sugalvojau, stovėdamas ir klausydamas muzikos, kad turbūt reikėtų padėkoti vienam žmogui, kurio dėka ne tik intervalas, bet ir kitos jaunimo grupės yra dažniausiai, jom yra pasirūpinta. Ir tiek tas pats intervalas, tas pats rimas yra vis laik esam pamaitinti, apkabinti, nuraminti ir dar mums blogą padaro. Tai aš nežinau, ar dabar salėje yra Rimanto žmona Falmyra, jeigu yra Falmyra, prašau jūs atsistot ir gausais aplodismentais, ačiū jums, nes jūs tikrai tą nusipelnė. Tarp kitko, pirmadienį bus Falmyros kuruojamas padraudos atidarimas kultūros centre, šitoje salėje, tai prašom visų apsilankyti. Nu dabar į sceną norėčiau pakviesti žodį tarti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių Paulių Čyvą. Labas vakaras gerbiamų publika, labas vakaras mėly intervalo grupės nariai. Tai jūs už mane tik tai 10 metų beveik jaunesni. Tas nėra blogai, pagaliau ir aš kažkur netoks senas jaučiuosi. Tai va, bet į principę tikrai noriu padėkoti už tai, ką darot, nes kai myli tai, ką darai, man atrodo, ir gyvenimas susidažo visom spalvom, kiek tik įmanoma. Tai labiausiai už viską norėčiau padėkoti, kad jūs įkvėpėt jaunus žmonės, tuos žmonės, kurie
pamatę jūs, nebijo žengti ant scenos ir patys pabandyti. Tai va, tai tikrai ačiū labai dar kartą ir visiems gražaus renginio. Ir leiskite įteikti vadovui Rimantui, savivaldybės mero padėką, Utenos kultūros centro grupė Intervalas meninės veiklos 20-mečio proga. Nuoširdžiai sveikinu jubiliejinės sukakties progą ir dėkoju už aktyvę, prasmingą muzikinę veiklą, džiuginančią žiūrovus ir garsinančią Utenos vardą. Linkiu neblėstančios energijos, kūrybiškumo ir prasmingų idėjų. Tegu jūs lydi jūsų atliekama muzika ir toliau, jūs įkvepia, vienyje bei džiugina klausytojus. Būtų neblogai daugiau rankų. Kas rankų daugiau turi? Mes pasirūpinsim, kad dovanos nedingtų, aš ypatingai pasirūpinsiu. Įvairius žmonės stovinčius tarp sveikinimo žodį, tai prašom, ateikit mikrofoną, duosim pašnekėsim, tik tai valandos pašnekėkit. Prašom. Čia tokio koncerto Utenos senai nebuvo, man atrodo. Tokios gitaros. Labas vakaras. 2025 Grammy apdovanojimus laimė Intervalas! Ačiū. Intervalui 20 metų, mums irgi nelabai senai buvo 20 metų, tai mes kaip ir klasiokai, sakykim, jie groja iš kur kūrė ilgai ir ilgiau, mes vienaip, jie kitaip, bet manau, kad jų stiprybė yra vienybėj. Pas juos gal muzikoje, pas mus kitur, bet labai malonu, kad mūsų draugystė gal nėra 20 metų, nėra tokia ilga, bet ji labai tvirta ir labai stipri. Tai ačiū Rimantui, kad tu visada su mumis, kad mums padedi. Ačiū jums visiems, kad jūs grojat, skleidžiat gėrį ir mums tikrai labai malonu, kad tu tenai yra ir esat jūs. Tikiuosi, kad dar daug metų gyvuosit. Ne 120, bet kad nebenusigrotumėt. Bet ačiū jums. Ačiū. Kad tokius fanus turėtų pavydį kiekvieną pasaulio rock'n'roll ar netikro rock'n'roll grupę. Ir jų gausą, ta prasme, ir iš tos pusės. Apsaugos čia tikrai nereikės, bet aš manau, tai tikrai. Su tokiais vyrais. Taigi, 40 metų dar tikrai nedaug. Rimantai, ar norėsit ar žodį, ar viskas jau pasakyta?
Ačiū Jums labai, mieloji publika, kad atėjot, kad sniegas nepamaišė pūgos. Norėčiau Jums labai padėkoti už palaikymą. Širdingai dėkoju ir žemai linkiuosi. Dar kartą norėčiau padėkoti garso režisieriui Audriukui. Jisai tenai savo sėdi. Norėčiau padėkoti labai Adolfui. Jisai kompiuteristas. Norėčiau padėkoti apšvietėjui Gintui. Garso operatoriui Tomui. Na ir Jums, brangieji, dar kartą. Ačiū, ačiū ir ačiū. Na, o dabar pasiklausykite mūsų draugų, tikrų draugų. Dar kartą aplodismentai Intervalui. Taigi, vakaras jau įpusėjo, buvo pasakyta daug gražių žodžių, išgirsta daug gražių dainų. Aš jau žinau, šiek tiek atsibodau, kažkokios muzikos norėt, bet šneka, ir nieko įdomus vis tiek nepasako. Taigi dabar scenoje geri Intervalo draugai, Lietuvos rock'n'rollo kraujas, siela ir visi dantis. Dabar scenoje ponios ir ponai, čia Utenoje, čia Intervalo gimtadienio proga, taip pat nesenstantis ir dar tokie 120 metų grojantis Poliarizuoti stiklai!
Intervalo jubiliejaus šventinį koncertą, siunčiame ir savo linkėjimus. Na kągi, muzikantai ir aišku mūsų viena tokia turbūt iš svarbiausių dainų mūsų gyvenime, kuri ypač paskutiniais metais įgavo savo naują prasme, tikrąją galbūt ir palinkėjimas, aišku, intervalui, kad jų pievoje visuomet žydėtų gėlės ir žemėje būtų taika. Palinkėti, aišku, kad visada būtų gero ūpo, gera nuotaika, geras ūpas
Niekada ir todėl svarbiausia, kad laikytųsi dviejų pagrindinių taisyklių. Tai number one, tai kad nesinervuotų, o number two, kad neniurzgėtų. Taigi apie tai ir mūsų dainelė. Jeigu tau korona, gripas ar sloga, galvoj migrena ar kita dalyva, šitą dainelę su manim kartu dainuok, apie niekas tu daugiau nebegalvok. Prisinervuok šalalala ir neniurzgėk, į gyvenimą šiek tiek linksmiau žiūrėk. Nedrybsok šalalala, o palakstyk, gerą knygą prieš užmiegant paskaityk. Jeigu visą dieną nuotaika prasta, pikti kaimynai ir kalta aplinka, šitą dainelę su manim kartu dainuok, apie nieką tu daugiau nebegalvok. Prisinervuok šalalala ir neniurzgėk, į gyvenimą šiek tiek linksmiau žiūrėk. Nedrybsok šalalala, o palakstyk, gerą knygą prieš užmiegant paskaityk. Hop, hop, hop. Tiek prabėgo metų, prabėgo tiek dienų, galvoje neskauda ir ramiai gyvenu. Aš šitą dainelę kasdien dainuoju sau ir nuo nieko visiškai nepriklausau. Prisinervuok šalalala ir neniurzgėk, į gyvenimą šiek tiek linksmiau žiūrėk. Nedrybsok šalalala, o palakstyk, gerą knygą prieš užmiegant paskaityk. Prisinervuok šalalala ir neniurzgėk, į gyvenimą šiek tiek linksmiau žiūrėk. Nedrybsok šalalala, o palakstyk, gerą knygą prieš užmiegant paskaityk. Gerą knygą prieš užmiegant paskaityk. Ir playboyų prieš pat miegą pavartyk. Tai kągi, ir toliau linkime intervalui būti visuomet geros nuotaikos ir svarbiausia linkime laimės. Laimės, kaip ir kai šios dainos irgi lyriniam herojui, kuriam viskas pasaulyje yra gerai, kadangi rytoj nereikia anksti keltis į darbą. Taigi ir dainelė, kaip gerai, kad rytoj anksti keltis nereikia. Sušokai to laimingas apžiai, pamatė žodžius, kur nieks nesupras. Ir
šitaip gerai. Kągi, kurio palinkėjimų daug buvo, bet dar, man atrodo, reikia dar vieno linkėjimo, kaip sakant, kad su tokio transportinio linkėjimo, kad kuo greičiau pasiektų savo išsvajotą laimę. Kolektyvas Intervalas, mes siūlom jam kelionę traukinuku į šviesią ateitį. Čiuku, čiuku, traukinukas. Ir kągi, šitą dainelę skirime mūsų šauniausiam žiūrovėm šio vakaro ir kadangi visų vardų paminėjimas užimtų praktiškai 654 metus, todėl skirime simboliniai šio vakaro dalyviai vardu, tarkim, Stasį. Ir taigi, tu. Sutikau
mačiau tave galbūt Paryžiui, Londone, Niujorke, pasvaly. O aš žinau, tave tikrai sutiksiu, ane pačiam pasaulio pakrašty. Rudaakė, juoda plaukė, kai pabėgo, nepalaukė. Rudaakė, ilgakasė, o jos vardas irgi buvo Stasė. Žaliaakė, raudonplaukė, kai pabėgo, nepalaukė. Žaliaakė, raudonakasė, o jos vardas irgi buvo Stasė. Stasia! Jūs fantastiškai šį vakarą, iš tikrųjų. Intervalas turi būti laimingas ir nuostabius žiūrovus pašoniai. Va, nu ir kągi, mūsų dainos irgi šį vakarą kaip tie medžių lapai krito. Bet aišku, be šitos dainos mes jūsų nepaliksim ir aišku, irgi linkime intervalui žaliuoti ilgus metus. Ne tik 20 čia geras, taip sakant, startas ir viskas tvarkoj, bet žaliuokit ir toliau, turėkit vat ir klausytojus, visi kaip didelę mediją ir tik šitas 3 minutės 17 sekundžių, kol trunka šitą dainą, pasijuskime šitų medžių be lapų kailyje, kaip jiem bloga, žinot, be lapų, vat vieniems ir kaip mums gera visiems kartu. Nesvarbu, kas už lango, nesvarbu sniegas, ruduo ar kas čia. Vis tiek mes visi kartu ir mums visiems gera šlamėti ilgus metus per amžius.
Ponas ir ponai, tai buvo grupė polarizuoti stiklai, prašom jūsų nepaveikit, tai tas mūsų svečiai, su gitarom išeina. Dar kartą dėkoju. Dar labai svarbus momentas. Kai tik nulipi nuo scenos. Ačiū, jos nuostabos fantastika. Dar labai svarbus momentas, ką pamiršom per šį vakarą. Kai tik nulipi nuo scenos, ateina geriausias mintys. Visada svarbiausia, kad tau šalia būtų palaikymas, ar ne? Tai tikrai šalia savęs noriu pakviesti tą žmogų, kuris įkvėpė intervalo vadovą. Tai Palmyra, ateikit čia ant scenos. Palmyra yra intervalo ir vadybininkė, ir stilistė. Eikškit, rytai. Jau gerai galime nusipoti. Ačiū, Palmyra. Su Regina dar pasišnekėm, kaip faina. Palmyra padeda intervalui. Rimas padeda, kai Palmyra reikia ruošti parodas. Tai tikrai ačiū, kad esat. Ačiū visiems. Gražaus likusio vakaro. Tai ačiū jums dar kartą, kad atvykot. Ačiū polarizuotiems ciklams, ačiū intervalą, ačiū spektrui, ačiū jums visiems.